Kokį 20 jau 5 metai, kai aš kalbu egzortus. Nu, ir man Aš dėl savęs kalbu. Aš dėl savęs kalbu ir jeigu, pavyzdžiui, rodo per televizorių Seimą, ir tam Seime būna ginčai, opozicija pradeda jau teis taukti jau visai, tai iškart Šventasis kryžiaus ženklas, tau sako, kaip jūs sako, krikščioniško tikėjimo, tau sako, galingo Dievo motina. Per televizorių veikia viskas, jie tiesioginė transliacija, žinau, nesvarbu, kaip tas pas ir velniai lenda per televizorių iš šventą. Man visai neturi reikšmės. Nu, ir paskui prisektinai sakom, gyvoji Dievo, tikroji Dievo, šventoji Dievo, kuris taip mylėjo pasaulį. Viskas štai jiem iš... Šitą mano irgi pagalbinis egzortam. Kalbėti turi tvirtą nusistatymą. Aš turiu tą liaudų, tik tai šitas. Mes irgi liauną. Aš kitų nekalbu. O jis pats popiežiaus parašytas, šventosios dvasios duotas, nori... Tai kad jie žinotų, tai jie man čia draustų, uždraustų, sakystų, tikėjau. O aš padariau. Ką? Aš pirmą dvasios vadą atėjom į tokią vietą. Nu. Kažkokie piktumai. Sakau, kuniga, galiu egzortus kalbėti. Kalbėjau. Šios kiekvieną dieną, tik aš dar leidimo neturėjau. Kalbėjau. Aš nenoriu, kad būtų neatitikimų su bažnyčiu. Jo. Tada įsišneko su vyskupu Tunaičiu, išpasakoju, kaip aš kalbu egzortus, kaip keliauju. Ir sakau, vyskupė, palaimink visus mano darbus. Ja. Nu, davai, jis čik mane palaimina. Juk aš jam sakiau, kad egzortus kalbu, reiškia, jis palaimin mano egzortavimą. Būkite gudrus, kaip žalčiai, bet be klausos, kaip karvelė. Reiškia, aš jau turiu bažnyčios užtarimą egzortams. Aš tai klausau žymančių vyskupą, ar aš galiu kalbėti egzortus, sakau, gali? Nu, viskas. To užtenka. Vyskupas leido to ant sienos užrašyti. Paimk ant sienos užrašyti, vyskupas man leido kalbėti egzortus. Viskas. Ne, nu aš kalbu, bet jie dreba, matai kas yra, kas netvirtą tikėjimą turi ir baimę turi. Kodėl turi, egzortų nekalbai, neturi tikėjimą? Egzortus pradėt kalbėti, dvasia Dievo būtų viduje. Ne, o jiems sakau, jie pradėtų kalbėti ir užkart suprastų, kad čia galybė yra. Pats galingas paliek. Nekalbėsi, bus iščižiūrti. Arba nesimelsi, kiekvieną dieną nesimelsi. O jeigu melsi, šėtonai ant tavęs puls, kokia ta malda bus? Pirmą atsimeldė egzortus, apsivalai visą tas, tada pradėti melsti. Nieksoniai, kol ateis, kol Anyta nubildėjo, toli, kol atsigaus vėl. Ne, matai, kas yra, jeigu mes nieko nedarysim dabar, tai čia niekas nieko už mus nieko nepadarys. Matai, kas yra, kam esam gabus dabar pas Dievą, tą įdirbkim. Nu, aš esu savo. Tai tu dabar žiūrėk, va. Dabar žiūrėk. Nu, bet jūs turit įrašus tikriausiai, Aneliūtės, ne? Daug Aneliūtės įrašų turit, ne? Jokių ten įrašų, aš atidaviau viską. Viską atidavau. O kopijas juk turėjot pasilikti, ar ne? Nepasilikau, man žinai, kas aš tą pasakysiu. Pas mane, žinok, visi raštai, viskas, ir aš tiek juodai visko užsiėjimus 5 vaikai. Nu, visokie. Bet jau anūkų dabar jau turi? Anūkų visko turiu, 6 anūkų turiu. Gerai. Bet, žinok, jau visi vaikai apžinti, viskas, dabar žinok, šitaip. Aš dabar, žinok, taip pagalvoju. Pas mane kasetės, pas mane visas Aneliukės ten visai, visi žmonių su visi liudijimai ten. Visai visokie ten, žinai, raštai, viskas. Mano duris tik paspirp su koja. Gerai. Ir paims ir dings visi tie. O čia matai, kas yra, kad vyskupas, aš tik taip pat į pirmutinį sykį, kai tik vyskupas
metais, 2002 metais, 10 metų, jau dabar 10 metų šiemet, atsikėlė jis į mūsų vyskupiją ir iš karto aš nuvariau pas vyskupą, dar jis nebuvo nei įsikraustęs, nei dar kabinetų neturėjo nieko. Aš nachališkai su savo tokiais juodraštiniais popieriais įlindau, žinai, pasisakau. Tai sako, ne, o žinai, mane nieks negali suprasti, kad aš tokia, žinai, visur pro juoką su visais bendrauju, šneku, sakau, vyskupai, 1 minutę tik tai pasakau ir aš išeinu, už kokių 2-3 minučių ir viskas, iš daugiau atsikabinu, ir daugiau tai nieko nereikia. Tai nuėjau, sakau, parodžiu, sakau, aš atėjau pasakyti, kad yra rašomi, yra pas mus regėtoje. Aš esu ta, kuri užrašo nelikis regėjimus, sakau. Ir sakau, ir viskas, ir iš daugiau nieko nežinau, sakau, matau kitokį, ir tais 2 metais kokie tie buvo dalykai, tai va. Tai jiems sakiau, iš čia laiko neturi nieko, tai viską aš prisistačiau kaip žmogus jam. Ir jie va tiesiog per maldą jaučia šitą. Jeigu gali Kristaus paklausti apie žmogų, ko tam žmogui, kokios pagalbos reikia. Tai dabar žiūrėk, šitam kunigėliui yra ta tulžy. Arminui, jo. Tulžy yra polipas. Ir jo tėvui yra. Jeigu tai pasakiau, sakau, kai kalbėsi per maldą su Dievu, tai sakau, paklaus, sakau, kodėl mūsų tam kunigėliui, čia yra šitas polipas, į ką čia reikia daryti. Ir sako, iškart pamatau vaizdą. Reiškia, tas, žinai, Kristus visiškai po kryžium suglėbęs, visiškai suglėbęs, žinai, po kryžium. Ir parodė, kad, reiškia, kunigai neapmąsto Kristaus kančiaus. O šventas tėvas Benediktas XVI knygoje Liturgijos dvasia tai rašo, kad, reiškia, dabartinis kunigų mokymas tiesiog juos pačius ir tas nusigręžimas nuo tų altorių, visi jie malonę labai stipriai prarado. Nes be kryžiaus, šakius matė, kad be kryžiaus laiko mišias. Šalia tas kryžius atgręžtas į žmonės, tai mūsų kryžius. Tai žinok šitaip, tai paskui va taip matė, kad tie kančiaus kunigam yra ir labai daug kunigų serga. Kančiaus yra duodamos tam, kad jie kaip neapmąsto Kristaus kančiaus ir nutolo Kristaus kančiaus. Tai jie patys gauna kančią, kad ta kančia juos vestų juos į šventumą ir jie pradėtų kažko šauktis, prašyti dabar. Tulžys buvo nukritęs ant mūsų altoriaus klebonas, bet šiandien, kur laikė mišias, su kunigėliu klebonas dar laikė mišias. Tai va, tas klebonas vasarą užėjo Tulžies priepuolis, laikant mišias, kunigėlis buvo išvažiavęs, bet jis tas mišias sugebėjo vis tiek paaukoti, bet 2 sykius nukrito. Jis nukrito panašiai va toj vietoj, kai buvo po pakylėjimu jau į Dievą tėvą, kur kreipiasi tai žodžiais, o paskui jau ten būna prieš tėvę mūsų maldą. Jis toj vietoje nukrito, visiškai atsigulėjo ant tų laiptų, žinai, prie galvą atsukęs link altoriaus. Ir paskui jis ten pradėjo atsigaivalioti ir viską, jau paskui pat komunijos tuos žodžius ir vėl nukrito. Bet jau labai sunkiai visas baltas toks virpantis. Jis serga irgi ko? Ne, tai jam išėmė paskui. Jam tulžį išėmė. O tas mūsų klebonas irgi serga. Jis serga, bet jis nepasisako. Mes, tai žinai, kai mes vėžininkės, tai mes seniau būdavo vaikelį, kai mes mažiukai būdom, vaikelį atsiklauk, duosiu palabinimą, kai kalėdojimai. Kunigas kalėdoja? Vaikelį atsiklaupkim, duosiu palabinimą. Paskui šiandien kunigui mūsų klebonai ir sakau, jūs būdavo seniau atsigręžę, aukojant šventas mišias, sakau, į Kristų, į švenčiausią sakramentą, į kryžių. Sakau, jum nereikėjo aiškyti, kur yra švenčiausias sakramentas ir kur gyvena tikras Dievas. Dabar, kada nusigręžyt, jūs atsukot nugarai prieš akis, neturit kryžiaus. Tai... Bet matai, žiūrėk, atsakymas čia jūsų žodžias. Jūs nusigręžėt nuo Dievo. Taip. Ir todėl sergat visom lygom. Ir sergat visom lygom. Tai ir serga visom lygom. Šia klebonas 20 metų būna šitoj
bažnyčiui būnu Keturnaujėje. Niekada nėra pavadinęs, kad Keturnaujė yra apsireiškimo vieta. Sako, aš tą koplyčią stačiau dėl žmonių, kadangi žmonės nori čia melstis, čia jų patinkama vieta, jiems patinka ta vieta. Ir dėl žmonių lankymosi toj vietoje aš pastačiau šitą koplyčią, bet jokių būdų ne dėl, kad tai yra Kristaus Marijos apsireiškimas. Ir niekada klebonas, kiek sykių dalyvauja mišiose ar kur nors pamoksluose, sakymuose, jo pamokslai ir išlipusio iš mašinos ir paklausiusių radiją, arba pažiūrėjusių televizorius, arba paskaičiusių laikraščius, pamokslai atvažiavusi Keturnaujėje. O kunigėlis, kai atvažiuoja, tai jis pasako, kad jeigu šitą kunigėlis atvažiavam į Kristaus ir Marijos apsireiškimo vietą, mylėkime, neliokia viską čia. Alelukia, čia mūsų regėtojai, čia visai, čia, o jie, to kunigėlis, tai visiškai. Ir tu Benediktų 16 išleistą knygų bažnyčiaus liturgija, žinai, kaip parašyta, kad išmuštas tikėjimo pagrindas. Tai tikėjimo pagrindas yra kryžius. Nukryžiavimas, pats Kristaus kryžius. Ir kančia apmąstymas, supranti? Ne, o tikėjimo pagrindas yra senusios mišios kryžiaus kelias. Tai kaip bus kryžiaus kelias, tai ten ir yra tas Kristus ir kryžius. Matot, mišios yra kryžiaus kelias. Aš suprantu. Visas, o išmuštas, kadangi švenčia vakarienę, nebėr kryžiaus kelio, nebėr mišių, va čia pagrindas mišių. Bet aš tau tą ir noriu pasakyti, kad 93 metais, kai sustatė žmonės be išpažinties eit prie komunijos, tai tada jie perkeitė mišiolus, o tie mišiolai perkeisti pravoslaviškų principų. Pravoslaviškų rusų. Nežinau, aš žinau, antras Vatikanas sudirbo viską. Aš žinau, bet antram Vatikane tu galvoji visi šventieji ten kardinolai. Iš kur? Aš žinau, kad jų iš vis neturėjo būti. Viskas sugadinta. Tu jau tiek ten, žinok, sugadinta ir dabar šitas šventasis tėvas Jonas Paulius II pranašystės rašo, kad jis bus nužudytas. Ir paskui tik taip išmes dar žmonėm tą 5 rašančiaus paslaptį dalį, o tą dalį sugaus žmonės, o jį tada nužudys. Bet ji bus galiojanti, nes Dievo žmonės bus ją pagriebę. O jūs manot, kad jo nepalaidojo Pauliaus II? Ne Paulius, Benediktas 16. Benediktas. Aš apie Benediktas 16 dabartiniais laikais jau bus nužudytas. Dabar. Nes matai, kas yra, jis labai trukdo, kadangi jis nori atreguliuoti tą, kaip tu sakei, tą senoviškas bišes. Latiniškas. Senoviškas. Tai dabar Sigutė, žinai, ką vakar sakė? Sigutė sakė šitaip, sako, kaip aš apsidžiaugiau, kai jau pradėjau laikyti latiniškas Vilniuje mišias. Aš sakau, klaupiau ir klaupsiu. Ir sakau, gal šiandien mano komunijos priėmimas buvo paskutinis mano gyvenime. Ir sakau, Jėzus atsiklaupęs buvo meldėsi. Ir sakau, aš Jėzų gerbdamas, sakau, klaupiau ir klaupsiu. O dabar tas Benediktas 16 toj knygoj, kur yra atsiklaupimas, galėsim paskui paskaityti. Kad klaupkit ir iš šventų raštų Jėzus atsiklaupęs meldėsi, Jėzus... Jeigu Dievas atsiklaupęs meldėsi, o mes... Kaip viena moteris sako, mes ne karvės, mes nestosimės. Paskui žinai, kas yra. Paskui, žinok, mane baisiai užveikia, seniau būdavo. Vaikėlį, kai mes mažiukai būdom, vaikėlį atsiklaupk, duosiu palabinimą, kai kalėdojimai. Jie neturi prieš akis kryžiaus. Dabar matai, pas mūsų bažnyčio nėra kryžiaus prieš akis. Tik ir žmonės. Į žmonės. Tai anakar, žinok, šitam kunigėliui, kai grįžau į Sutkų, o Sutkos tas Sakavičius dirba kunigas, toks invalidukas, jis avariją turės didelę, tai kai sakau, teituko buvo antrusios metinės, sakau, buvom bažnyčių, sakau, kaip gražu. Kunigas prieš altorių pasidėjęs kryžių, sakau, ir kad ir aukoja žmonės, bet yra prieš akis į kryžius. Tai
Tai sako, pas mus irgi yra kryžius, sakau, atsuktas į mus. Į mus, sakau, ne į jūs atsuktas, bet į mus. Nu ir viskas. Matai, kaip yra. Žiūrėk, viskas yra labai stojęs į vietas. Dabar švenčia ant stalo. Švenčia. Ant stalo švenčia. Bet ne mišias. O altorius yra auka. Didžiuliai skirtumai. Taip. Nu va, aukotojas yra auka. O čia puotos dalyviai, supranti, baliavotojai. Balių daro. O ten yra aukojimas. Ir dabar šiandien kalba tą Kalvarijos. Bet šiandien tą maldą atsilyginimo kalba ir net nemini žodžių mes suklaupę prieš tavo. Ne, matot, prieš altorių, bet tuo momentu išstatytas švenčiausias, tai prieš tave, visiškai teisingai pasakė. Prieš tave. Dabar įstatytas. Kai kada įstatytas, nereiks sakyti prieš altorių, kada uždarytas, tada prieš tavo altorių. Taip. O kada atidarytas, prieš tave. Šiandien teisingai.